Į Mockaičiuose gegužės viduryje vykstantį visuotinį ataskaitinį susirinkimą Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė sukvietė savo narius. Kelmės krašto vietos veiklos grupės ataskaitą pristatė pirmininkas Zenonas Mačernius. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė įsikūrė 2004 metais. Ją sudaro 60 narių. Svarbiausias Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės tikslas – parengti ir įgyvendinti 2008–2014 metų vietos plėtros strategiją, kurios įgyvendinimui skirta per 9,5 milijono litų. Vietos veiklos grupė išnaudoja ir kitas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos suteiktas galimybės. Taip atsirado projektas vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Bendra šio projekto vertė per 300 000 litų. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė aktyviai bendradarbiauja su Raseinių, Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Akmenės ir kitų rajonų vietos veiklos grupėmis. Dalyvauja vietos veiklos grupių tinklo veikloje, nuo 2009 yra Lietuvos kaimo tinklo narė. Yra pasirašiusi trišalę tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Latvijos, Estijos lyder grupėmis. Šiuo metu užmegzti santykiai su švedų Skanės vietos veiklos grupė. Susirinkime Kelmės krašto vietos veiklos grupės finansinę ataskaitą pateikė Irena Mykolaitienė. Apie vietos projektų gyvendinimo eigą kalbėjo Nelė Želvienė. Jau nuo 2009 9 projektai gavę dalį ar visą paramą vykdomi Tytuvėnų, Užvenčio miesteliuose, Budraičiuose, Kiaunoriuose, Griniuose, Mockaičiuose, Pašilėje ir Vaiguvoje. Šiais metais priimti ir finansavimai skirti Vašilėnų, Budraičių, Karklėnų, Kukečių, Visodžio, Kražio, Užvenčio, Beržinų kaimo Berželio bendruomenių projektams materialiniai bazai stiprinti. Uždarajai akciniai bendrovei Klira Meda gamybinio pastato statybai, Pavydų kaimo bendruomenės tradicijų ir savitumo išsaugojimui bei Ričardo Petrikio gamybos veiklos efektyvinimui ir individualios įmonės Akmentašys gamybos modernizavimui, gamybinio pastato renovacijai. Gegužės pabaigoje dėl finansavimo bus svarstoma dar 14 projektų. Susirinkime patikslintas vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas. Jame vietoj verslininko Ildefonso Petkevičiaus išrinktas Ričardas Petrikis. Ataskaitinėme susirinkime Mockaičių kaimo bendruomenė pristatė įgyvendinto vietos projekto Mockaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas, veiklos aktyvinimui gerinti rezultatus. Įgyvendinant projektą įsigyta scenos įranga, rūbai.